SEMrush tyrimas parodė, kad 55% vartotojų naudoja AI produktų ištyrimai prieš pirkdami. Tai ką reikia daryti, kad elektroninė parduotuvė ChatGPT rodytų dažniau. Aš turiu 6 praktinius patarimus, 2 yra kritiškai svarbus ir 4 bus rekomenduojami. Kiekvieną iš jų pakomentuosiu, pasakysiu, koks yra efektas ir kaip tai galima įgyventinti praktiškai jau čia ir dabar. Gerai, pradėsim nuo pirmo ir tai yra visiškai absoliuti bazė, kad elektroninė parduotuvė turi būti matoma paieškos sistemose. Tai jeigu mums rūpi ChatGPT, turi būti matoma Bing'e, jeigu mums rūpi Gemini, turi būti matoma Google. Kaip taip sužinoti, ar yra matoma, tiesiog suvesti vieną į kitą arba į rūpimą paieškos sistemą, suvesti savo prekės ženklą. Jeigu yra randama, tai reiškia, kad bent yra matoma pagal savo prekės ženklą, jau yra geras ženklas. Gerai. Antras irgi kritiškai svarbus, kad elektroninė parduotuvė yra techniškai tvarkinga. Čia yra daugiau veiksmų, bet techniškai tvarkinga kalba eina apie tai, kad užsikrauna greitai, nekuria spaminių puslapių vidinės elektroninės parduotuvės, ypatingai ten, kur yra kokie nors dinaminiai parametrai, kaip spalvos, išmeros, kas dar, kokie nors papildomi matavimai. Keliauja į get parametrus, tai sukuria spaminius puslapius, techniškai nėra uždrausta, nėra pribuotas lankymas tų puslapio ir robotas gali lankyti kiekvieną, pavadinkim, spaminį puslapį, taip išvaistydamas crawl biudžetą. Dėl to parduotuvė turi būti techniškai tvarkinga. Kaip sužinoti, ar techniškai tvarkinga, reikia atlikti paprastą techninį SEO auditą. Tai padaro SEO specialistas ir taiso kartu su programuotoju. Tai vėlgi, čia yra tas senasis tradicinis SEO, jis niekur nedingo. Toliau yra, beje, ChatGPT irgi uždaviau tokį klausimą ir davė neblogų rekomendacijų, bet noriu čia porą paliesti, kad ypatingai čia eina pirmų punktų, pateikė kaip svarbu, bet realiai, kas yra realybėj. Čia yra pirmas patarimas yra apie tai, kad reikia padaryti, kad robots.txt failas būtų sutvarkytas ir būtų parašyta komanda, kuri leistų ChatGPT botui allow naršyti jūsų puslapį. Bet pagal default arba pagal, dažniausiai pagal nutilėjimą, kai kūriamos svetainės arba elektroninės parduotuvės, niekas atskirai neįrašo disallow. Čia šitos eilutės disallow jūs nenori turėti dėl to, kad jį uždraudžia lankyti, jeigu čia disallow ir tik tai yra vienas ženkliukas, toks kaip čia ekrane, tai uždraudžia lankyti visą tinklapį. Bet tokios komandos praktiškai niekas niekada jums neparašys, čia specialiai turėti ir parašyti. Dėl to sakau, kad čia būtų beprasmiškas, tai kad beprasmiškas, galima įrašyti, bet nuo to niekas nepasikeičia. Beje, jeigu norit sužinoti, o kaip patikrinti, nes dabar vyksta, Lietuvoje, žinau, yra ant bangos yra labai brangiai parduodama paslauga, padarysim jūs matomiems ChatGPT, reikia sutvarkyti TXT, robots.txt failą ir LLM.txt failą. Čia pakalbėkit su savo SEO specialistu, nes yra būdas tikrai patikrinti, jeigu įdomu, įrašysiu atskirą video, pakomentuokit. Gerai, mums reikia judėti toliau. Trečias punktas. Produktų puslapiai turi atsakyti į realius vartotojų klausimus. Kas yra realūs klausimai? Tai praktiškai jūs turit pateikti savo produkto aprašyme visą info apie produktą. Kokių spalvų, kokių išmatavimų, kas yra gamintojas. Taip pat visa info turi būti apie pristatymą. Tiesiog pagalvokit apie savo, kai jūs naršot. Atidarot, ieškot kažko, aš, pavyzdžiui, ieškau melatonino. Kas parduoda melatoniną Lietuvoje. Atidarau, o ten yra nuotrauka, yra kaina ir aš nežinau, kada bus pristatyta, kokios yra garantijos, kas yra pardavėjas, užeina apie mus, nei vieno žodžio nėra. Rašo, kad mes esam parduotuvė, 100 metų dirbam, kokia čia įmonė, nei pavadinimo, nei žmogaus, jeigu tai yra individuali veikla, nežinai, kas yra atsakingas. Tai kuo daugiau informacijos pateikit produkto aprašyme arba tame puslapyje, kuris turi atsirasti ChatGPT, kurį jūs norite atsirasti, turi būti atsakyti praktiškai visi klausimai, kurie rūpi vartotojai, nes tai nuskaitoma, dirbtinis intelektas tai nuskaitė kaip ir paprastas žmogus jau dabar. Ketvirtas punktas. Schema org užkodavimas. Čia yra struktūruoti duomenys.
Čia atliekamas su programuotoju. Kodėl tai yra svarbu? Iš praktinės pusės galiu pasakyti, kad 50-50, 50% mes padarom tikrai šauna į dangų, labai padeda aukti pozicijom. Arba kita pusė 50% neturi įtakos visai. Kodėl schema užkodavimas yra svarbus? Nes tai yra suprogramuojama robotui suprantama kalba, ne tas turinys, kur jūs rašote, robotui suprantama kalba, faktai apie tai, kas yra šiame puslapyje, ir robotas atskirai nuskaito be interpretacijų, kur jūs galite savo tekste rašyti. Ten yra tiesiog faktinė informacija pateikima robotų kalba, tai yra struktūruoti duomenys, mikroformatai dar vadinasi. Einam prie 5 punkto. IT. Tai IT yra autoritetas. Pavyzdžiui, jeigu mes esam klinika ir straipsnis yra parašytas arba patvirtintas, ten patarimai yra kažkokie patvirtinti gydytojo, ir mes ne tik cituojam gydytoją, bet ir dar sujungiam su gydytojo, nurodam, kuris gydytojas tai padarė, užkoduojam su schema, kad tai yra konkretus gydytojas. Tai tampa svarbių signalų, bet kuriam dirbtiniam intelektui svarbių signalų, kad tai yra patikima informacija ne šiaip iš galvos, kaip aš, SEO specialistas, ir išgalvoju, kaip mažinti spaudimą, o pateikia konkretus specialistas. Tai mano atveju, pavyzdžiui, o ką daryti, jeigu aš ne gydytojas, o aš esu, pavyzdžiui, SEO specialistas, aš galiu kalbėti apie savo praktinę pusę, savo sferoje, aš galiu kalbėti, kad mano patirtis, mes taikėm kažką, gavom tokius rezultatus, čia yra irgi praktinė pusė, ir jeigu jūs neturit, jeigu jūsų tema ne YMYL, kur your money, your life, paprasta tema, dalinkitės ir rodykit savo patirtį. Taip galima padidinti autoritetą. Bet yra ir išoriniai faktoriai, čia eina kalba jau apie 6 punktą. Išoriniai faktoriai tai praktiškai ką kalba kiti apie jūsų verslą. Kaip yra žmonės, kai kalba už nugaros, taip, o ką kalba kiti resursai internete apie jūsų verslą. Tai praktiškai reikėtų žiūrėti, kas yra parašyta atsiliepimuose apie jūs. Keli Lietuvoje populiaru, taip, yra keli portalai, kur yra rašomi atsiliepimai, sužiūrėti atsiliepimus, peržiūrėti, kas yra rašoma forumuose apie jūs, vėlgi galima panaudoti search operatorius, tai yra paieškos operatorius, ir išvesti viską, ką mato Google arba ChatGPT, ką mato apie jūs, ir tada jau imtis kažkokių veiksmų. Tai praktiškai čia 6 punktas yra išorinis SEO ir PR'as, sujungtas su PR'u. Nes PR'as būtų straipsniai, tai išorinis SEO niekur nedingo, PR'as tai turėtų būti straipsniai apie jūsų verslą, apie jūsų naujienas, apie unikalumą ir apie faktus. Tai praktiškai ką kalba kiti apie jūsų verslą, tai būtų 6 punktas, ir tai būtų lengva įgyvendinti, tiesiog sugalvoti arba tiesiog atlikti išorinį SEO, jis turi būti daromas pastoviai, arba užsakyti, sakykim, PR akciją, bet jinai irgi turi būti, jeigu jinai vienkartinė, geriau nei niekas, bet reikėtų tęsti nuolat. Tiek šiam kartui, jeigu reikia pagalbos su matomumo ChatGPT, galite susiekti kontaktus, rasite čia. Pasidalinkit, kam įdomu, nusiųskit video, like, subscribe, ir iki sekančio karto. Iki.